Adomas su Ieva nusikalto ir šitą nuodėmę perduota visiems žmonėms buvo ir Paulius romiečiam 5 skyrius citavo, per vieną žmogų nuodėmė įėjo į visą pasaulį ir mes visi kalti. Ir Kristus būtent atpirko tą Adomą nuodėmę. Mėly krikščionys, norit aš jums įrodysiu, kad neatpirko. Kad joks Kristus jokios Adomo kaltės neatpirko. Žiūrėkit, Adomas su Ieva nusidėjo žalčiu, taip? Kas atsitinka? Dievas paskiria bausmę Adomui. Kokią bausmę duoda Adomui? Žemė bus prakeikta dėl tavęs, usnis ir erškėčius tau augins ir tu savo prakaitę valgysi duoną. Pasižiūrėkite, pradžios knyga, 3 skyrius, kokia bausmė Adomui. 17-19 eilutės. O Adomui tarė, kadangi tu paklausai žmonos ir valgy nuo medžio, apie kurį tau buvo sakęs nevalgyk nuo jo, prakeikta bus žemė dėl tavęs, vardamas turėsi maitytis iš jos visą savo gyvenimą. Erškėčius ir usnis tau augins, tu valgysi lauko augalus, valgysi prakaitų uždirbtą duoną, kol sugrįši į žemę, iš kurios esi paėmęs dulkę, esi dulkę pavirsi. Taigi, sunkiai dirbsi, žemė priešinsis, augins usnis ir erškėčius, prakaitę veido valgysi duoną, kol galiausiai mirsi, grįši į žemę, dulkėsi, dulkė pavirsi. Nebūtum nustėjęs, nebūtum myręs, būtum gyvenęs Edeno sode amžinai. Ievai bausmė kokia? 16 eilutė. Moteriais tarė, aš padauginsiu tavo nėštumo argus, su skausmu gimdysi vaikus, tave trauks prie vyro, jis tau viešpataus. Ir galiausiai, 23 eilutė, tai viešpats Dievas išvarė jį iš Edeno sodo dirbt žemę, iš kurios buvo paimta. Taigi, bausmė, Ievai skausmuose gimdys, trauks ją prie jos vyro, Adomui dirbs sunkiai, veido prakaitę valgys duoną, žemė augins usnis ir erškėčius, abu jie mirs laikui atėjus ir išvaromi iš rojaus, neberojai gyvens. Taip? Ir dabar sako, atėjo Jėzus atpirko. Tai visi, kurie priima Jėzų ir jo kaltė atpirkta, Adomo išvaduotas iš nuodėmės, jis turi rojuje jau gyventi, veido prakaitę nevalgy duonos, moteris neskausmuose gimdyti, laisvai be skausmai gali gimdyti, prie vyro netrauks jos. Ir nemirs, nebedulkė bus ir dulkės nebepavirs. Taip? Jeigu atpirko. Niekas nepasikeitė. Atėjo galilėjietis, pakabėjo ir nieko tas pats. Kaip neatpirkti mirė, kaip neatpirkti valgė veido prakaitę duoną, kaip neatpirktos skausmuose gimdė, kaip neatpirktos geidė savo vyrą, kaip neatpirktos vyras viešpatavo. Ir čia vyras žmonos galva ir Naujam testamente atpirktom sako, viešpatavo toliau. Ir Edene negyvena, gyvena šitoj ašarų pakaldy pasauly, kur šėtonas gi valdo pasaulį, sako krikščionis, nebe Edene. Jeigu tu atpirkai kaltę, automatiškai pasibaigia ir bausmės. Suprantu, gyvena nerojų ir kenčia ir vargsta tie, kurie, nepriima Jėzų. Bet tie, kurie priima viskas į rojų, jo kaltė atleista Jėzus. Atpirko, taip? Adomo kaltė. Ne. Tai jeigu tavo kaltė atleista, lygiai tas pats žmogus pasodintas kalėjime, prezidentas duoda malonės, tarsi atpirkimas, viskas tavo atleisti pačiu. Ai, vis tiek kalėjime laiko ir toliau. Kaltė atleista, atpirkta, jis toliau miršta dulkiam, kaip ir nusikaltęs, veido prakaitę valgo duoną, skausmuose gimdo ir rojų negyvena, išvarytas iš rojus, gyvena toliau dėmė. Tai įrodymas, kad nieks nieko neatpirko, apsigraibykit truputėlį